Be galo džiugu matyti jūs tikrai gausius ir ši žolinė iš tikrųjų leidžia visiems dalyvauti. Kviečiu eiti arčiau, dar vietos turime priekį, tiesiog pajudėti. Mėlyje mūsų kūnas, kurį kiekvienas turime, net nesivaizduojame, kokios galios jame yra. Netaip senai teko bendrauti su kanonistu kunigu Veprausku ir jam yra truputėlį amputuota pėdos. Jis ir man sako: kunige, ar žinai, ką reiškia fantominiai skausmai? Sakau, ką žinau. Sako, man skauda tą vietą, kurios neturiu. Įsivaizduokite. Neturėtumėte rankos ar kojos, jums ją vis tiek skaudėtų. Per sapnus tikriausiai jūs tą kojelę vaikščiotumėte. Ir tai jūsų dalis, kurios Dievas pasirodo net ir tokiu būdu amputacijos netima, lieka didžiulė atmintis ir skausmas toje vietoje, kur aš neturiu kojos. Dangiškoji motina mūsų šventime, kurį dabar matome, iš lėto ateina su ilgais šimtmečiais. Apie 6 amžių sklido daugybė kalbų ir legendų, kaip Dievo motina praleido savo paskutiniuosius metus, kaip įkeliavo į dangų. O jeigu skaitytumėte apaštalų darbus, jūs rastumėte, kad ši motina paskutinį kartą pasirodo laukdama maldoje. Tai yra sekminių maldos susirinkimas ir Dievo motina mums išpuola visiškai iš bet kokios mūsų atminties. Dievo motina dingsta maldoje, kada apaštalai laukia šventosios dvasios asiuntimo. Ir mes neturime jokių duomenų. Turime daugybę kitų gražių dalykų, kaip snieginė, kurią švenčiame rugpjūčio 2, tai yra porcinkulė ir snieginė vėliau. Šitie įvairūs mergelės Marijos šventimai, jie taip pat duoda Marijos atmintį. Ir visgi daugybė raštų atsiranda 6 amžiuje. Yra pasakojama, kad mergelė Marija greičiausiai ir buvojo tame kambaryje, vadiname paskutinės vakarienės. Čia mergelė Marija buvodama tikriausiai atsidavė maldai ir buvo tikrai mylima ir globojama apaštalų. Ir kada atėjo laikas iškeliauti į dangų, pas ją dar kartelį apsilankė arkangelas Gabrielius. Taip kaip tada, prieš pradedant Dievo sūnų. Sako, Dievo motina, tau jau laikas keliauti į dangų. Sako, bet žinok, arkangelė, aš esu be galo čia mylima, man labai smagu būti su apaštalais, tiesiog aš džiaugiuosi su aplinkiniais viešpaties mokiniais. Bet tavęs laukia tavo sūnus ir tavo sūnus tavęs laukia danguje. Ir tada motinos širdis sako, jeigu išvysiu savo sūnų danguje, taip noriu keliauti į dangų. Bet prašė, kad arkangelas Gabrielius visiems duotų žinią, kad atvyktų visi apaštalai ir dar kartą pasidalintų atsiminimais apie jo sūnų iš viešpaties Jėzaus gyvenimo. Kuomet suvyko visi apaštalai, mergelė Marija išgirdo visas istorijas ir kalbama, kad ji užmigo. 6 amžiuje visi galvojo, kad Marija tikrai užmigo. Ir mergelės Marijos užmigimas galiojo dar porą šimtmečių metų. Iš tikrųjų mes suprantame, kad yra mirtis. Dievo sūnus yra miręs ir dangiškoji motina taip pat. Už poro šimtmečių metų mes turime Romą ir čia būtent jau yra mūsų pamaldumas. Mes meldžiamės atsimindami dangaus motinos mirtį ir dangun paėmimą. Reikia laukti 20 amžiaus vidurio, 1950 metų, kad popiežius Pijus XII lapkričio 1 dieną paskelbtų tikėjimo tiesą, dogmą. Švenčiausia mergelė Marija, nugyvenusi garbingai savo amžių žemėje, su savo siela ir kūnu buvo paimta į dangaus garbę, į dangišką garbę pažodžiui. Ir dangiškoji garbė, mėlieji, visų mūsų laukia. Mes galime diskutuoti. Jeigu dar grįžtume į pasakojimus, apokrifinius, legendas, apaštalai, ir tai būtų tikriausia tiesa, labai tikėtina,
Po mergelės Marijos mirties jie gedėjo 3 dienas. Galiausiai ją nulydėjo link Kedrono upelio ir vykdami šiandien į Jeruzalę rasite mūsų rytų bažnyčios saugojimą beveik požemyje 1 amžiaus šventiklėlę, kur iškyla 4-5 amžiuje, o ten joje yra mergelės Marijos kapas. Jį galima įeiti, kapo vienoje ir kitoje pusėje padėtas skylės, galima pažiūrėti, mergelės Marijos čia nėra, nes pagal tuos pasakojimus Dievo motina 3 dienoje buvo paimta į dangų. Ir kada piešia mūsų rytų broliai, krikščionys, jie visi rodo, kaip apaštalai žiūro į gulinčią motiną pašarvotą. Jinai smilkoma. Jie visi stebi Dievo motiną, o vizija iš dangaus leidžiasi aureoliai Dievo sūnus Jėzus ir laiko savo motiną kaip kūdikį. Šito regėjimo, mėlyje, jūs nei vienas nematote, kada laidote savo brangius žmonės. Jūs visi matote tik tai čia, kas yra. 12 apaštalų lygiai taip pat, jie matė tik tai, kas čia yra. Jie nematė Jėzaus, nematė tos vizijos. Ir dangiškoji motina turi antrą gimimą. Gimimą dangui. Visi 1 amžiai kalba apie mirtį kaip gimimą dangui. Ir dangiškoji motina iš tikrųjų kyla į dangų savo sielą. Tai kalbame apie tuos pasakojimus, kurie apipinti jau 6 amžiuje. Šią savaitę čia buvo 2 laidotuvės. Buvo viena senutė, 90 metų, garbingai nugyvenusi. Ir ji laukė savo iškeliavimo urnoje. Tai yra paprastas laidojimas, be galo gražus, kuklus. Ir krikščionių tradicijoje katalikų tai yra paprastas, neiškilmingas. Yra atskiros maldos, yra nesmilkoma, pagal idėją turėtų būti ir nešlakstoma. Ir buvo laidojama šeimos mama, faktiškai mano kaimynė, Valentina. Valentina išbuvo kažkiek laiko ir vandenyje. Ir buvo baimė, kad ji gali būti netinkama visiems matyti. Mano patarimu ją visi matė. Ir ji buvo vaikams tokia graži, kad kada mes čia atlydėjome ir buvom atidengę, sūnus sako, ar galima dar mamą palikti ir per mišias atvirą. Ir iš tikrųjų mes augome tikėjimu. Mes augome tikėjimu ir ji buvo per visas mišias ir jie galėjo stebėti, kaip apaštalai visą apdėtą rožėmis ir visi žiūrėjo į ją. Priėmė šventąją komuniją, kada Viešpats ateina į širdį, jaučiau, kad visoje mūsų bažnyčioje buvo begalinė ramybė. Sūnus, dukra, supantys draugai turi pilną Viešpaties pajautimą. Ir tada mes susimirkčiojom ir iš lėto buvo uždengiama kūnas ir reikia saugoti ją širdyje. Reikia nustoti žiūrėti į šitą vietą. Turime pakelti akis į dangų. Tai yra mūsų visų mėlieji tikėjimas. Kada gedėsite savo brangių žmonių, atminkite, kad tikėjimas jums gali leisti truputėlį pakelti akis aukščiau ir galbūt pamatyti savo mylimiausio žmogaus antrą gimimą dangui. Dar keletas minčių. Marija su savo siela ir kūnu. Tai yra mūsų mylėjai ateities paveikslas. Mūsų siela kiekvieno iš čia esančio gali traukti į save šventumą. Jūsų kūnai gali taip pat tapti šventi, jie gali būti perkeisti. Ko sulaukia dangiška motina, mes kiekvienas laukiame. Tai kiekvieno žmogaus likimas. Regėkite apreiškime apaštalo Jonui Apokalipsėje, moteris apsisiautusi saulę ir ji pasiruošusi gimdyti, o šalia yra drakonas. Šios moters ženklas ir dangus,
kuriame yra dangiškoji motina, joje telpame visi mes, mielieji, bažnyčia Dievo. Kiekvienas iš čia esančių telpame toje motinoje, tu, broli, sesė, tavo miręs sūnus, dukra, mama, tėtis, jie visi telpa šioje motinoje. Mūsų mažytė širdis dar pridengta šešėliu ir mes dar nelabai matome tos saulės, o ta saulė turi visų bendrą pašaukimą. Mes visi gerime dangaus šviesą, esame jos saugojami ir mūsų likimas yra gyvenimas. Mūsų likimas būti taip pat apsisiauti saulę, pagimdyti gyvenimą, suprasti kovą ir nugalėti tą drakoną, blogį. Apsirenkite šviesą, teikite gyvybę ir neleiskite, kad blogis laimėtų jūsų aplinkoje. Dangun žem paėmimo iškilmė, tai yra mūsų visų gražaus tikėjimo dalis, tai mūsų visų kiekvieno gyvenimo istorijos ta pozityvioji dalis. Tai yra grožis, gyvybė, telpa šioje moteryje, stipriausioje už bet kokius pasaulio drakonus. Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo išganytoju, mielieji savo gyvenimu, šlovinkit Dievą. Ar tu gali pakelti Dievą aukščiau, negu jis yra? Ar gali jam padidinti garbę kūrėjui, negu jis ją turi? Tu gali. Pagal savo širdį, pagal savo tą mažą gyvenimą ir Dievo priėmimą į savo kasdienybę. Nepamirštum, dangiškoji motina te padeda visiems užsimti šią dieną ir dangaus ateitimi. O žemė tegul būna palaiminta ir kūriniai te teikia dangaus tėvui kūrėjui garbę.